Sveiki, mūsų kanalo žiūrovai. Žeikiuose vyksta gan tokie nemalonūs dalykai. Nuo balandžio mėnesio buvo pradėtas Sodų vidurinės ar pradinės mokyklos direktorės kompetencijos tyrimas. Gavus įvairius nusiskundimus ir šiandien dar prieš vieną komisiją kalbinu vieną iš komisijos narių, tai būtų Danutė Kačerauskienė. Ir kas bus šiandien daroma Sodų viduriniai, kas jau padaryta, kas dar bus daroma. Norime sudėlioti visus galutinius taškus šiame, kaip aš pasakysiu, tokiam procese, tokiam tyrime. Mes gavome dar vieną skundą dėl etatų, dėl darbuotojų ir šiandien antikorupcijos komisija buvo sudariusi darbo grupę, būtent ištirti pareigybių sąrašą, darbuotojų priėmimą ir atleidimą per 2015-2016 metus, bet tai nėra taip griežtai apibrėžta, tai būtent yra nurodymas užduotis neapsiribojant ir kitais dokumentais, kurie reikalingi šio tyrimo metu. Esmė yra tokia, kad gauta informacija, kad žmonės, kaip pasakoma, šiais laikais dirbo mirusios dūšios, kažkas tai imdavo atlyginimą ir yra taip, kad buvo atleista moteris ir norim pasižiūrėti, ar tai pagrįstas atlyginimas buvo, ar tai remiantis teisės aktais viskas teisingai padaryta, todėl kad žmogus neturės nė vienos nuobaudos per daugybę metų ir buvo drastiškai atleistas iš darbo. Taip, tiesiog turim pasižiūrėti, koks yra judėjimas, kadrų, reali padėtis. Taip pat gauta nusiskundimo, kad tarkim išėjusi nedarbingumo pažymėjimą kažkokiam tai darbuotojui, jo darbo krūvį turėdavo atlikti kiti, o už tai nebuvo mokama. Tai tiesiog. Tai tada šiam kartu belieka palinkėti sėkmės ir lauksim toliau informacijos. Ačiū. Ačiū už jūsų dėmesį, laukite naujienų, o jų tikrai tikiuosi bus. Iki malonaus susitikimo.